Pone Vaišvila, Dalia Grybauskaitė savo pareiškime, kurį būtų galima vadinti pareiškimu dėl kandidatavimo, be kitų dalykų sako ir štai tokius žodžius. Lietuvai atsigaunant, aktyvėja ir mūsų valstybę greunančios ir grobstančios jėgos, jos sėja destrukciją ir nepasitikėjimą Lietuvą, stabdo svarbiausius valstybės raidai projektus, pamina demokratinės ir konstitucinės vertybės. Ir čia nenori, bet turi prisiminti neseno konstitucinio teismo išaiškinimą, kad referendumas, kurio tarp rėmėjų jūs esate, reikštų, kad Lietuva, jeigu būtų pritarta referendumai ir jeigu būtų toliau inicijuojamos pataisos, kad Lietuva atsisako įsipareigojimų, kuriuos yra prisijėmusi stodama į Europos Sąjungą. Ar nematote tarp šių eilučių prezidentės akyse savęs? O kieno tai nuomonė, atsiprašau, kad atsisako Lietuva? Konstitucinis teismas paaiškino, kad stodama į Europos Sąjungą Lietuva yra prisėmusi tam tikrus įsipareigojimus, įskaitant ir žemės pardavimą užsieniečiams. Ir jeigu yra kvestionuojamas šis klausimas, anot Konstitucinio teismo, tuomet yra kvestionuojamas ir Lietuvos buvimas Europos Sąjungoje. Jeigu jūs klausite, kieno konservatorių tokį pareiškimą girdėjau, bet tai jų noras veda į aklavietę. Jeigu visą tai susijęma su noru išstoti iš Europos Sąjungos ir taip nekonstruktyviai diskutuoti, tai tiesiog nevalia. Mes tik tai pradedam diskutuoti, dėl tų provokacijų tai atsakymas trumpumas. Kai valstybės paslaptim tai padaryta, tai sunku ir bediskutuoti. O kalbant apie referendumo klausimą ir konfrontaciją ar nekonfrontaciją su Konstitucija ir Europos Sąjunga, tai pirmas teiginys, jeigu keičiam Konstituciją, tai akivaizdu, kad šita formuluotė, kuri yra siūloma į Konstituciją, akivaizdu, jeigu jos nėra, jinai kažkam prieštarauja, tai tokiu būdu mes ateitumėm į visišką aklavietę. Net, tarkim, hipotetiniu atveju, kurį siūlo konservatoriai išstoti iš Europos Sąjungos, tai ir tokiu atveju negalėtumėm to daryti, nes tai prieštaraus ir susitarimam, ir Konstitucijai. Bet žiūrėkit, mane Vaišvila, taip sako ne konservatoriai šiuo atveju, ne juos aš cituoju Konstitucinį teismą, kuris sako, pagal Konstituciją referendumų nepanaikinus konstitucinių Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje pagrindų negali būti daromos konstitucijos pataisos, kuriomis būtų paneigti Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimai. Jeigu mes kalbėsime šioje laidoje siauresnių klausimų dėl žemės pardavimo ir kitų referendumo nuostatų, dvi referendumo nuostatos akivaizdžiai nieko bendro neturi, dėl teisės inicijuoti konstitucijos keitimą tik tai rinkikam, o ne Seimui, ir dėl 100 000 barjero tai padaryti, tai nieko bendro neturi su Europos Sąjungos sutartim. Ką jūs dabar kalbate, nelabai turi ką bendro su mano klausimu dėl Konstitucinio teismo išaiškinimo dėl referendumo. Aš norėčiau visų pirma atkreipdėmėsi, aš tikiuosi, kad Konstitucinis teismas perskaitė stojimo sutartį. Savaitgalį aš dar kartą atidžiai ją perskaičiau. Šioje sutartyje nėra nė vieno Lietuvos įsipareigojimo neparduoti, reiškia dėl pardavimo žemės užsieniečiam. Nėra. Ir tai yra 9 priedo, kuriame yra Lietuvos įsipareigojimai, 4 skyriuje laisvas kapitalo judėjimas, kalbama apie žemės ūkio paskirties žemės ir miškų įsigijimą. Mūsų civilinė teisė, civilinis kodeksas, kaip ir europiniai, įsigijimą, tai yra valdymą, naudojimą, disponavimą, numato labai įvairų. O jūs numatote įsigijimą be pardavimo? Ką aš dabar noriu? Nuoma, panauda, uzurfruktas. Tai yra valdymas, bet tai nėra įsigijimas. Ir naudojimas su visom teisėm. Aš atkreipiu dėmesį, kalbame apie laisvo kapitalo judėjimą. Niekas netrukdo, net ir mirus nuomininkui, pasikeitus savininkui, nuomotojui, pasikeitus savininkui, šita teisė naudojimuose nedingsta. Tokie yra mūsų įstatymai. Bet noriu pasakyti, kad 2003 metų, kurie dabar ten kovo, beros 20 dieną, priimant Seimui konstitucinį įstatymą, kaip dažnai būna persistengta yra. Ir ten konstitucinėme įstatyme yra įrašyta nuostata dėl draudimo, reiškia, parduoti ar neparduoti. Deja, tik tai mūsų yra persistengimas. Sutartyje to nėra.